Na ir penktoji, tikrai labai dažnai daroma suvirintų klaida, tai yra aklas pasitikėjimas savo suvirinimo aparatu. Ir kągi aš čia turiu omenyje. Tai didžioji dalis naujų suvirinimo aparatų jau turi sinergetiką, kur, kaip pavyzdys, jeigu virinu 3 mm, susistatau 3 mm ir galiu virinti. Deja, bet ne. Skiriasi, kokią padėtį virinsiu, kampiniai siūlė visą laiką reikia truputėlį daugiau atsisukti srovės. Taip pat visur skiriasi mūsų elektros įvadai. Kaip pavyzdys, mano dirbtuvėse galbūt turim gerą įvadą, aš galiu nusistatyti tuos 3 mm ir aš gausiu tuos 3 mm. Bet išvažiavęs kažkur pas klientą ar kažkur, kur yra blogesnis įvadas, nusistatęs 100 amperų, galimai galiu gauti tik 80 ar 70 amperų. Tai irgi yra labai svarbu. Ir jeigu žinote, kad virinsite 4-5 mm, pasimkite su savim tą vadinamąjį šrotą 4-5 mm, pradžiai susireguliuokite aparatą ant vadinamo šroto ir tik tada eikite dirbti prie to tikrojo darbo. Tai tikrai labai dažna daroma klaida, kadangi žmogus ateina, atsisuka ir iš karto keliauja dirbti. Taip nereikėtų, susireguliuokite aparatą, investuokite truputėlį laiko ir turėsit žymiai geresnius rezultatus.